labas rytas. Šiaip neblogai miegojau, bet naktį biškį sukilo, biškį vėmiau. Atsigėriau arbatos, atsiminiau, kad vitamino neišgėręs, taip pusė 6 prabudęs įkaliau vitaminų. Praėjo koks pusvalandukas, blemba jaučiu kyla. Tai ten nieko beveik neišvėmė, tiesiog seilės. Bet toks jo buvo, tai išbėgau dar į lauką, pasispjaudžiau ant 4 klūpėdamas, pažiaukčiau. Na ir tom viskas pasibaigė. Bet paskui jau grįžau, jau ramiau skrandžiai, nežinau, kažkaip suveikė. Tada vėl gerai užmigau. Čia jaučiu dėl to, kad vakar prasėjom tos 7 kilus, tai biškį davė bonusų. Bet galvos dabar neskauda, kaip ir gerai. Šerpai krauna mūsų daiktus. Lieks jakai. Ant jakų viską sumes ir pradės šiandien žygiuoti iki tarpinės stovyklavietės 5-9 aukščio. O mes ką, pavalgysim pusryčių už valandos laiko, tai dar biškį yra laiko. Pavalgom savo vieno iš palapinių. Ir tada žygiuosim čia, apeisim. Ir gal ant šitos kalvelės, arba už jos kažkas. Galvoju, teisiu palapinę, čia visi bus jau susirinkę, gers arbatą, kabutę, jau užkandžiaus kažką. Nerijus vienas buvo palapinė, prie kompo dirbo, visi kiti dar sulindę. Tai dar net taip blogai ir vėluoju. Can you do slow? I feel like you guys are always fast. Really slowly, really. What does mean slowly for you? Hump. Hello. Na ką, pavalgėm pusryčius, visi išsituštinom tualetuose, visi lengvučiai su kuprinytėm ir mūsų jakai to irgi išjudės link. Net ta tarpinė stovyklavietė iš tiesų ir rašoma irgi Jak Camp, nes ten tokia ir būna, vat grinai jakam sueiti, sumes daiktus, tai į jakų stovyklavietę keliaus 5-9 aukštis, o mes truputį pasivaikščiot, pasiklimatizuoti. Tai sakė apie 2-2,5 valandos iki viršūnės, leisimės ir pietus. Su muzika galiu įlipti dabar Everest. Ne? Nieko nereikia. Aš irgi muzikytė. Čia nepavojinga, ant ledyno jau nebesidėsim. Dopingą gavau. Į šitą lipsim spuogą. Bump. Bump. Šitam. Aurimai, atneš šakalduką. Prasidė. Jau antrą kartą ir nesuveiks. Antrą kartą tai jau nesuveiks. Let's go. Zam zam. Zam zam means let's go? Let's go, yeah. Okay, zam zam. Zam zam? Yeah. It's Nepalish. Nepalish? Yeah. Okay. Zam zam reiškia varom. Važiuojam, kylam, einam. Žodžiu. Sinonimas let's go. Vieną ekstra.
down jacket for a cat. Man nusišypsoja. Oh, happy day. When Jesus Christ. When Jesus Christ. Tai tik nes tu užlipai. Čia visi juda. Oi. Oi. DJ. Gali išviršties, kai jūs išimti Action 5. Pabandys prisisiekti, kaip tu. Aha. Ta. Hei. Takas Securo, oras taip pat. Nu pasiekėm čia tokį stulpelį, bet ne kažką. Akmenys. Ėjimas toks su mažai komforto. Dar sniegas prasidėjo. Ready to go down? Relax! Relax! I'm relaxing 15 minutes already. Yep. I have this on summer. Cheers. Cheers. Lovely city. Baigiam nusileisti nuo kalno. Ne, čia buvo nesąmonė. Ten paskutinė valanda pusantros visiškai per akmenis 4 ropoti. Kaip sakom, nu, aukščiai gerai klimatizacija, bet vienas klaidingas kojos padėjimas, koja užsukta, su Everestu atsisveikink, tai nežinau, ar verta rinktis tokį pavojingą kalniuką. Tai jau grįšim. Done. Nu tai ką čia finale gavosi. Taip, 3,2 km nuėjom. Laikas 3 valandos 5 minutės. Ir sukilom 407 metrus. Jau, elevationas. Vidutinį pulsą 102 laikiau, neblogai, tikrai neblogai, 108 maksimalus. Recovery 26 valandos. Jo, nes iš tiesų Rekonkagvui, kai va jau 5-6 kilometrai, tai taip įstengdamės laikyti vidurkį 120 pulsą, toksai geras vidurkis, neperkaisti, nepervargsti, nesušali. Tai tas toks tempas pats tas. Aišku, tempas jau prie viršaus ten krito per tos akmenis ten ropoti. Žemyn taip pat mažas buvo, paskui vėl biškį padidėjo. Nesąmonė čia buvo. Nu, ten per tos akmenis leistis. Koja įsisuk 0 sveikų. Pavojinga. Žiauriai. Pavojinga. Per daug. Atsirėmė ant akmens piršinę, paukščiai eurą iškart. Galim buvo
Traumų prisirinkti lygio vietoj. Lygioje vietoje visiškai. Jo, nes kačių nėra, sniegas, šlapia. Jo. Toksai. Bet... Nu, palikom. Pajudėjau. Kiek 4,5 sukilo? 4,6. Jo? Nu, kažkas tokio. 4,6 rodė bent jau man. Tai gerai, tai kad ką mes kokiais 400 metrų. Nenorit valgyt? Biškai palauks dar 20 minučių. Tada palauk. Visi žinai. Sakė, kaip indienas atrodo. Reik teptis. Labat? The worst food on earth. O gerit, Hebra nenori valgyt. Šotautas Highlandšui. Mano bičiuliam geriem, kurie padeda man čionais išgyventi Everesto Basecampe. Nors čionais maistas irgi tikrai šiaip lygnant neblogas, nors turbūt tikėjimas prastesnė, pagalvojus. Maisto. Geras maistas. Jo, maistas tai yra... Ir Tadas biškit buvo nuteikęs, kad čia valgysim vieną ir tą patį. Labai gerai, kad baigėsi tas visas kinietiškas, tailandietiškas, tibetietiškas, makaliošė. Makaliošės, jo. Apskritai visos sąlygos Basecampe yra tokios, kur norisi grįžti į jį. Žinai, kai išeisi iš vakacijų, tai čia bus ta vieta, kur mūsų, toksai... Atsigavimas. Jo, rojus, tokia siekiamybė. Nes kas svarbiausia, kad iš maisto yra, ką įsirinkti. Net marinuoto agurkų buvo. Nu. Buvo. Kol neatvažiavo lietuviai. Neaišku, kiek jie stovėjo ant to staliuko. Aš manau, kad ilgokai. Jie galvoja, kad čia užteks ir būt visom tom 5 savaitėm. Nu. Tai vat. Šotautas Highlandšui. Dėkui jums. Kas nori irgi išbandyti. Tai Vilniuje jau yra 4 restoranai, kurie dirba ir iš savaitgaliais. O šį bendrai Vilniuje, man atrodo, 28 restoranai ir kiek. O Kaune 4 atrodo. Bet plečiasi. Mano populiariausia vieta, kur valgau, iš tiesų, būdamas Lietuvoj. Greitai, skanu, sveika. Panašiai kaip čia. He's alive. Nu, ką valgyt turim? Sriubytės. Čia yra daržovių. Troškinys. Jo. Čia sriubytė. Čia sriubytė. Ši čia yra ryžiai. Ryžius įnegeriau. Ryžius. Troškinys. Čia dar troškinys. Tas mėsa ten jaučiu bus bet. Tai gerai. Sushi? Ir sriuba, turbūt sriuba. Nu gerai, viskas aišku. Viskas aišku. Oh my God, bro. Nu fainai, nėra jokio debesėlio virš Everesto, tai gražiai atsidengęs. Fainai. Tai pasišnekėjom su kolektyvu. Ir tojus planas kaip ir nukeliauti iki vienuolyno, kažkas tokio. Pasivaikščiu dar aplinkui. Porytą dar čionais būti ir užporyt jau kaip ir pradėsim jėti iš čionais į tarpinę stovyklavietę, kuri yra 6 kilometruose, ar 6,1. Ten pernakvot ir tada dar judėti į 6,4, 6,5 į ABC Advanced Basecampą. Tai va, tai kaip ir tokios prognozės. Vėsu. Einu dar į vidų. Aiškiai apsirinkti daiktų, apsišildyti ir lėkti palapinę. Šildais. Mėgaujuosi. Jaučiu kaip šiluma braunasi į mano Kūną. vargšą kūnelį. Ir atidarius duris jaučiu, kai jinai staigiai visą dingsta. Ne, nedingsta, čia kai stovi nieks nedingsta. Tik daugėja. Tai išeini. Gerai, Kai gerai. nematysit, aš į savo palapinę nusinešiu šitą daiktą. Mažiukai tokie ant dujinių užsideda šildymui. Čia nėra, o šitas yra čia. Va. Kitą kartą. Kitą kartą. Ateičiai. Tu sąraše. Ir Radiatorius į visą palapinę. naktį šlovinsiu jį. Palapinė atsigulęs. Ką darys Šitą nešiu Šlovins radiatorių kaip ir šlovinsiu radiatorių šitą naktį. Gaisrininkus pasikvies iš anksto?
Ne, tai šlovinsiu, ne, kad vis tiek. Nemiegosiu, šlovinsiu. Laukia nelabai šilta. Šiandien turbūt bus šalčiau, giedra. Šalčiausia naktis bus šiandien? Tai bus koks -12. Nu, tai viduj, manau, kokia iki -8-10 viduj. Aš apie kokią, jeigu trečią varau ten kažkur tai lauką, Ką ten tai veikia? laikrodį nusiemu, pasidinu ant stalo. Ką ten trečią laukia veikia? Susitikimą turi? Verslas Gal susitikimas. labiausiai nustebino, kad tai kiekvieną naktį trečią, žinai, yra toks labai nustatytas laikas, aišku. Nes man tai kaip išeina, kaip pakviečia, tai ir eina. Aš atsigulau, užsiskėdžiu. Trečia. Rodo -11 laipsnių. Kažkaip nešalta, viskas good. Dabar dar ką tik per kompą pažiūrėjau filmą 7 metai Tibete, tai blema geras. Turite omenyje, kad tose vietose mes patys buvom visai nesenai. Ir šiaip tas filmas, kadangi tikrais faktais ir labai daug tą politinę padėtį atskleidžia tarp Tibeto ir Kinijos. Šiaip stiprus filmas. Tai viena iš tų priežasčių, ta politinė padėtis, dėl ko čia nėra daug alpinistų. Nes Kinai taip lengvai neduoda vizų. Vienas dalykas, kitas dalykas, Kinai garsėja kaip paskutinės sekundės atšaukimų vizos. Tai kartais atrodo viskas kaip ir gerai ir finale persigalvoja. Tai nėra stabilumo pas juos iš tos pusės ir automatiškai tu susimoki pinigus ir tu nežinai, net gausi vizas, gausi leidimus. Tai tas irgi yra labai didžiulis faktorius, kodėl iš Tibeto pusės yra žymiai mažesnis kopimų skaičius. Ir kaip pavyzdys, Tadas šiandien kaip tik domėjosi, kiek gali šitą visą bazinę stovyklavietę priimti žmonių. Klientai plus šerpai, ne tik šitas mūsų visas kvadratas, bet bendrai visa teritorija. Tai yra apie 500 žmonių, o iš Nepalo pusės bazinė stovyklavietė gali turėti iki 2000 žmonių. Tai įsivaizduokit kokie srautai. Plius čia 500 tikrai nėra. Plius kitas dalykas, čianais alpinistai būna perka tik tais paketą iki North Colo dalipti. Iki 7 kilometrų ir viskas. Tai dar ir tokių yra žmonių čianais baziniai. Ne visi čianais, kas yra, lipa į viršūnę. O viršūnė, kaip ir sakiau, man atrodo, neklystu, kem 5 leidimai išduoti turistams, užsieniečiams. Neklystu 25 kiniečiams. Ir viskas. O iš Nepalo pusės, tai dabar jau 350 ar 450 užsiregistravusių. Tai bus dar didesni skaičiai. Tai skirtumas didžiulis. Ir klausė, mačiau kažkas, ar šerpai yra kiniečiai? Ne. Šerpai yra iš Nepalo, mūsų visi. Bet bendrai vis tiek šito regiono kontrolė yra Kinijos. Filmas pažiūrėtas, rytoj tokia biški lengvesnė diena. Reikia atpalaiduoti blausdeles, nes jaučiu, rytoj jausis biški po šiandienos lipimo. Ir tikėtina, kad užporyt jau kaip ir pavydėsim iš čianais. Jakai sakė, jau nugabeno mūsų daiktus į tarpinę, ne į tarpinę, o į ABC. Jie išpakuos viską. Ne, dabar sakė, Jakai nugabeno mūsų daiktus į tarpinę stovyklavietę. Tai ten šerpai statys visas palapinės ir paskui dar šerpai keliaus iki ABC, Advanced Base Campo, dar aukščiau. Ir ten pastatys dar palapinės. Tai žodžiu, mes iš čianais kaip ir iškeliaujam užporyt. Kaip ir toksai planas. Aišku, čia biški išsitėsi viskas, bet tikiuosi bus gerai. Tai vat. O jo, kas dar parašė, kas skyrė 1,2%, tai visus surašysiu. Manau, rytoj arba poryt.
o paskui galėsiu tik tais vardus papildyti, kai mes po tų 9 ir 10 dienų nusileisim vėl čionais ir lauksime to tinkamo lango, gero oro ir galėsime jau šturmuoti viršūnę. Tai vat per tą laukimą čia mes principė jau susiklimatizavę nuo 7,5 km grįždami čionais jau mūsų kūnai gerai pailsės ir lauks to starto. Tai čia jo, valgysim, miegosim, ilsėsimės, kaupsim energiją. Ir tada turėsiu vėl internetą ir galėsiu vėl jūsų vardus dapildyti ant trispalvės. Tai vat, kaip ir toksai planas. Gerai, reikiu miegot, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad prenumeruojat, susitiksime rytoj. Iki.